Aš esu prie geležinkelio ir tikrasis Tomaso traukinys nuo čia nuriedėjo nuo bėgių tiesiai į vandenį. Todėl tikrasis Tomaso traukinys gali būti po vandeniu. Turime žvejoti magnetu, kad jį surastume. Tad darykime tai dabar. Oho. Tiesą sakant, nesu tikras. Ar šis vaizdo įrašas tikras ar netikras? Jis gali būti suklastotas. Taigi, išsiaiškinkime. Oho, matau, kažkas mėlyno kyla iš vandens. Palaukite, kas tai, vaikinai? Tai atrodo kaip tikra lokomotyvo dalis. Čia matome užrašytą numerį 1. Bet pažiūrėkite į Tomo traukinio nuotrauką. Jo šone taip pat užrašytas numeris 1. Taigi tai tikra Tomo traukinio dalis. Aš nesuprantu, kaip tai įmanoma. Jei ten yra tikras Tomas traukinys, todėl jam gali prireikti mūsų pagalbos. Meskime magnetą toliau dabar. Taigi, atrodo, kad vėl kažką pagavau su savo magnetu. Yra burbuliukų, kažkas kyla iš vandens, vėl kažkas mėlyno ir kažkas sunkaus, metalinio. Oho, vyrai, tai iš tikrųjų yra traukinio ratas. Taip, pažiūrėkite į šitą daiktą. Po smūgio ištraukus iš vandens, jis buvo stipriai pažeistas. Jo ratas buvo pažeistas. Ir esu tikras, kad tai yra Tomo traukinuko ratas, nes jis turi tokias pačias spalvas. Pažiūrėkite į jo nuotrauką dar kartą. Taip, vaikinai, mes galime rasti visą Tomo traukinuką po vandeniu. Turime paskubėti, kad jį išgelbėtume. Nebuvau tikras, ar Tomas traukinukas yra tikras ar ne, bet dabar galiu manyti, kad taip, jis tikras. Ir jis slepiasi kažkur po vandeniu. Vaikinai, aš vis mėtau į tą pačią vietą. Kiekvieną kartą jaučiu kažką sunkaus. Taigi, mes tuoj ištrauksime visą Tomą traukinuką iš po vandens. Ir kas tai? O Dieve, žiūrėk, tai dar vienas labai sunkus daiktas. Atrodo, kad tai kažkoks vožtuvas. Kaip žinote, kai kurie traukiniai varomi garu, todėl reikia daug vamzdžių ir vožtuvų, kad valdytum visą lokomotyvą. Bet pažiūrėk į spalvą. Taigi, galiu manyti, kad šis sunkus daiktas yra iš vidaus. Viduje Tomo traukinio jis buvo naudojamas valdyti tam tikras šio traukinio variklio dalis. Bet žinai ką? Tai šiek tiek įtartina. Kodėl? Dabar galime pamatyti vidinės Tomo traukinio dalis. Jis taip stipriai sunaikintas, kad gali būti jau miręs. Nežinau. Turime mesti toliau, kad tai suprastume. Galbūt vandens karščio smūgis buvo toks stiprus, kad Tomo traukinys neišgyveno. Bet jaučiu kažką netokio sunkaus. Tai šiek tiek keista. Bet tuoj sužinosime viską. Tai ne traukinys. Taigi galbūt tai dar viena užuomina mūsų tyrimui. Kas tai, vaikinai? Vėl matau kažką ant savo magneto. Numerio vieneto ženklą. Vaikinai, žinau, kas tai yra. Tai yra lokomotyvo lempa. Ji buvo sumontuota Tomo traukinio priekyje. Taip, ji taip pat stipriai pažeista dėl vandens karščio. Dabar aš nebeturiu abejonių, kad mes ieškome tikrojo Tomo traukinio, kuris yra po vandeniu. Bet kaip tai atsitiko? Kas nutiko Tomui? Kodėl jis nuriedėjo nuo bėgių? Turime tai suprasti ir turime suprasti, ar galime jam padėti. Taigi pagalvokime apie avarijos priežastį. Pagalvokime, kaip tai galėjo nutikti. Tomo traukinys nuriedėjo nuo bėgių. Bet kokia priežastis? Dabar jaučiu kažką ant savo magneto. Bet tai nėra taip sunku. Taigi galbūt mums nepavyks ištraukti viso traukinio iš vandens. Matau kažką metalinio ir kažką keisto ant savo magneto. Oho, kas tai? O Dieve, tai labai ypatingas traukinio lokomotyvo šviesoforas ir jis rodo raudoną. Taigi tuo metu jį sunaikino traukinys. Jis buvo raudonos spalvos. Raudona reiškia nevažiuok. Bet traukinys, kuris viską išmušė, važiavo toliau ir jis sunaikino šviesoforą ir dėl to jis nuvažiavo nuo bėgių. O Dieve, kaip tai įmanoma? Kiek mes žinome, Tomas traukinys niekada nepažeidžia taisyklių. Jis visada laikosi taisyklių.
Tai gana keista. Tai galėtų reikšti, kad po vandeniu nėra Tomo traukinio. Bet kas tada? Čia galime pamatyti dar kažką. Tad tęskime mėtymą, kad išsiaiškintume. Kuo daugiau mėtau magnetą, tuo labiau tas daiktas atrodo įtartinas. Taigi galbūt tai kažkas netikro. Galbūt čia buvo nuo bėgių nulėkęs traukinys, kuris atrodė kaip Tomas traukinys. Bet ar tai buvo tikra? Ei, atrodo, kad mano magnetas kažką sunkaus pagavo. Ištraukime tai. Tas sunkus daiktas. O Dieve. Vaikinai, tai dar vienas mėlynas daiktas. Ir čia yra keletas traukinio dalių. Žinau, kas tai yra, vaikinai. Tai yra Tomo traukinio priekinis skydelis. Čia yra šonas, o čia priekis. Mes jau anksčiau radome šoninę dalį, rato dalį. O dabar turime priekinę dalį. Taip? Anksčiau tai atrodė kažkaip taip. Tada radome variklio dalį ir lempą. Taigi beveik galime surinkti visą Tomo traukinį. Manau, turime tęsti žvejybą su magnetu, kad surinktume vis daugiau dalių ir galbūt galėsime išspręsti problemą. Galbūt galėsime suprasti, ar šis Tomas tikras ar ne. O jei jis netikras, kokia buvo nuvažiavimo nuo bėgių priežastis? Ei, kaip jums sakiau, čia yra daug traukinių ir Tomo traukinys taip pat buvo čia. Todėl mes radome jo dalis visai šalia to vandens telkinio. Tad meskite toliau, judėkime pirmin. Ši situacija yra visiškai keista ir mes jau netrukus ją išspręsime. Mes jau netrukus ištrauksime visą Tomo traukinį iš vandens. Atrodo, matau dar vieną mėlyną daiktą. Kažkas susijusio su Tomo traukiniu. Taip, tai tikrai yra variklio dalis ir tai yra originali mėlyna spalva. Galime manyti, kad vandens karščio poveikis buvo toks stiprus. Taigi, traukinys, kuris yra tos pačios spalvos ir atrodo kaip Tomo traukinys, buvo suskaldytas į dalis. Jo variklio dalis, jo važiuoklės dalis, siaubingai sužalotas. Meskime toliau, kad gautume daugiau jų ir galbūt galėsime surinkti visą traukinį bei kažkaip atgaivinti Tomo traukinį. Taip, tai įmanoma. Taigi, ištraukime dar daugiau daiktų, kad atskleistume tą paslaptį ir sužinotume, kas tai yra. Bet dabar, man atrodo, kad kažką nuo jau užkabinau. Taip, pažiūrėkime, kas tai yra. Ant mano magneto vis dar kažkas yra. Bet tikrai kažką nuo jau užkabinau. O Dieve, vaikinai, žiūrėkite, tai dar viena metalinė mėlyna lokomotyvo dalis. Manau, tai kažkoks apsauginis dalykas. Jis buvo sumontuotas ant traukinio rato. Bet deja, tai nesuveikė, nes dabar matome, kad traukinio ratas buvo siaubingai sulūžęs, o tas apsauginis dalykas nelabai padėjo. Bet tai tikrai yra traukinio rato dangtis. Tiesa. Taigi dabar esame labai įdomioje vietoje. Aš žinau tikslę vietą, kur yra lokomotyvas ir dabar galiu gauti visą traukinį arba galbūt jį ištraukti po dalį. Taigi dabar aš mesiu tiesiai į tą vietą, nes esu tikras, kad ten yra Tomas traukinys arba kažkas, kas apsimeta Tomo traukiniu. Vėlgi, tas pats dalykas, ruošiasi išsijungti. Gerai, ir jaučiu kažkokį metalinį daiktą ant savo magneto. Taip, ne, jis beveik dingo. Ei, žinau, kas tai yra, vaikinai. Tai yra vamzdelis. Juodas garo vamzdelis, kuris buvo sumontuotas ant Tomo traukinio. Ir tai yra specialūs vamzdeliai, skirti tiekti dujas arba garus. Įdėkime jį tinkamoje vietoje, gerai? Manau, jis kažkaip buvo prijungtas prie tų vamzdelių, prie tos sienos. Taip, iš to vamzdelio sklido daug dūmų, o lempa buvo sumontuota čia. Taigi, beveik visą traukinį jau turime. Tenskime ir bandykime išsiaiškinti, kas buvo ypatinga, kad suprastume, kokia buvo nuvažiavimo nuo bėgių priežastis. Ar tai buvo tikras Tomas traukinys, ar netikras? Aš vis dar pusiau tikiu, pusiau netikiu, ar tai buvo tikra ar netikra. Bet aš radau tiek daug Tomo traukinio dalių, jos atrodo tokios tikros,
todėl galiu manyti, kad Tomo traukinys tikrai egzistuoja mūsų gyvenime. Gavome dar vieną labai sunkią dalį. Taigi, tai būtų Tomo traukinio dalis. Taip, aš buvau teisus. Tai dar vienas didelis, mėlynas, sunkus metalinis daiktas. Ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad tai yra dalis, arba galbūt šis sunkus daiktas buvo pritvirtintas prie rato, kuris sukosi, turiu omenyje sukosi, tai tikrai Tomo traukinio uodega. Kuo daugiau randu, tuo labiau tikiu, kad tai buvo tikras Tomas. Ir galbūt jam vis dar reikia mūsų pagalbos. Ką turėtume daryti? Bet tikrai, jei vis dar žiūrite šį vaizdo įrašą, turite dabar pat užsiprenumeruoti mano kanalą. Prašau, užsiprenumeruokite, jei dar to nepadarėte. Visa tiesa apie visą šią nuvažiavimo nuo bėgių situaciją. Aš tikrai jaučiu, kad tai yra kažkas labai svarbaus. O Dieve, kas tai? Kas tas veidas ar kažkas? Ne vaikinai, tai Tomo traukinuko veidas. O Dieve, tai reiškia, kad buvau teisus. Tomas traukinukas buvo taip stipriai sunaikintas. Dabar turime priekinę Tomo traukinuko dalį. Dabar jis buvo sunaikintas dėl vandens smūgio. Dabar. Arba ne. Kodėl jis tarsi sustingęs? Kodėl jis vis dar šypsosi, jei jam negerai? Padėkime jį į vietą ir išsiaiškinkime. Tomo traukinio veidas turėtų būti kažkur čia. Už jo yra traukinio vamzdis, tiesa? O čia yra garsioji Tomo traukinio lempa. Surinkome daug dalių, kurios tiesiogiai su juo susijusios. Visos šios dalys tikrai atrodo kaip tikras, lygiai toks pat Tomas traukinys, kokį matėme nuotraukose. Tiesa? Jis visiškai identiškas. Bet žinai, ką pagalvojau? Šviesoforas netinka, nes jis buvo raudonas. Tikrasis Tomas traukinys niekada nepažeidė taisyklių. Jis labai geras traukinys. Taigi galbūt Tomas traukinys buvo valdomas kažkieno kito. Čia buvo traukinio mašinistas, pamišęs traukinio mašinistas, kuris vairavo Tomo traukinio repliką. Šis pamišęs vairuotojas pažeidė taisyklės ir važiavo per raudoną šviesą. Dėl to Tomo traukinio replika nuriedėjo nuo bėgių. Jis nuskrieja taip toli, todėl dėl smūgio į vandenį subirėjo į gabalus. Dabar viskas susideda į vieną visumą. Tai tikrai skamba tikroviškai. Tai buvo tarsi Tomo traukinys, bet netikras. Būtent tokia pati pagaminta replika. O beprotis traukinio mašinistas buvo nuriedėjimo nuo bėgių priežastis. Ir štai kodėl mes radome visas šias Tomo traukinio dalis po vandeniu. Taigi dabar paslaptis atskleista. Mano vardas yra Love, ačiū, kad žiūrėjote. Jei norite daugiau Magnet Fishing Adventures, drąsiai prenumeruokite dabar ir nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Greitai pasimatysime, vaikinai!